Ir nu ką, sezono išbandymai dar tik tai prasidėjo. Pakelk kapotą kažkam. Keistai atrodo automobilis, taip, čia yra ne mano pirmukas. Po pakankamai nelengvo sezono starto su krešu, visų suniokotų body kitų minus kompresorius, mes pradedam ruoštis Kuršėno etapui, kuris mus minimum dar labiau nustebino. Todėl pasiruoškit arbatos, pasiruoškit maisto, nes laukia 30 minučių veiksmo ir tas veiksmas, bent jau mum, nėra toks lengvas. Praeito epizodo pakabuko laimėtojas bus va čia. Šį kartą išrinkau spėjimą, kuris buvo arčiausiai tiesos, o kitam epizodui užbėgant už akių, tai spėkit, kiek pagaliau mes atsuksim arklių ir niutonų ateinančiam epizode, nes mes didinsim galę vėl. Rašote komentarus, iš komentarų sekcijos išrinksiu nugalėtoją ir jam išsiųsiu pakabuką nemokamai. Didžioji dalis užsakymų jau turėjo pasiekti jūs, tai dėkui labai už palaikymą. Normaliai valdams, ne? Perstingė jau. Jau vidų žiūri. Suvedimo meistrai. Landžerono suvedimo. Ką tu manai, kitaip darosi? Seniausias įrankis kalvio. Ne, jau čia jau kaip ir persistengta bus. Man tas stiprus. Ne, prieš į ten Landžerono man tai. Žiūrėk, į kantuką čia įpėsim. Kalbant apie likusius atidirbimus, tai pastebėjau, kad Rygoje jau mano kairė koja netaip gerai veikia. Net nagų braukiant, jaučiasi kaip atsirado grioveliai. Ir pačios stabdžių kalodėlės irgi ryskėmis išėjo. Kitas stabdžių diskas ant matosi pamėlynavimo labai daug, tai reiškia perkaito. Bet kaip ir visos problemos pakankamai lengvai išsprendžiamos su pinigais, todėl užsukam į trodo.lt. Tai kad šitą bėdą išspręsti, man reikia 2 stabdžių diskų ir kalodėlių. Bendrai imant, žvakės nėra pačios prasčiausios būklės, viskas kaip ir okei su jomis, nėra jokių nuosėdų arba dar kažkokias mums diktuotų, kad mes turim kažkokį neteisingą žiaurį mišinį. Profilaktiškai būtina jas keisti. Užsisakinėjom būtent šitas NGK žvakes, pasidarom tą tarpelį, kurį nurodė maperis, bet tikriausiai liūdniausias momentas, kad vienam automobiliui gaunas per cilindrą 2 žvakės, tai reiškia, vienam automobiliui reikia 16 žvakių, o per 2 automobilius 32. Pliusas tas, kad jau nuo tokio žvakių kiekio mes perlipam 50 € ribą, su kodu 65 trodo.lt gaunam nemokamą siuntimą, naudojamės progą. Ir dabar būtent tas laikas, kai kiekvienas centas yra svarbus, o perkant internetu visą laiką gausite geresnės kainas. Ir ką aš pastebėjau, truputį didesnis brandų pasirinkimas. Gali pasirinkti iš pigiausios ekonominės klasės, perėti į premiumą, o jeigu tau kažkas netiko, turi 30 dienų garantiją. O su kodu 65, kaip ir minėjau, dar ir nemokamą siuntimą gauni, jeigu krepšelis virš 50 €. Tai va ir taupai eurus, ypač tokiu momentu, kai jau labiausiai reikia. Ir dabar žiūrėsim, ant kiek viskas yra pažįsta, nepažįsta. Trumpai papasakosiu, kas vyko, nes GFAB Hebra varžybose viską atkėlė, kad mašina bent jau važiuotų, o dabar laikas peržiūrėti, ką dar reikia atkelt, kad jinai ne tik važiuotų, bet ir funkcionuotų. Tai šiuo metu jau iš garažo prigrėbiau Vilspoto gražiai militeriniu būdu nudažytą antrąjį bežbarą, kurį mes Steamas pagamino. Čia nekreipkite dėmesio, čia ilgas projektas, kur vis dar nenudažom tos detalės, bet žodžiu, viskas kaip ir suveikė, kaip ir planavom. Tuoj parodysiu, kas liko iš paskutinio bežbaro. Tai va, kas liko iš praeito bežbaro, tai jis turėjo, tai kaip pavyzdys, lanko nėra. Įvyko tai, kas ir turėjo vykti, bežbaras atliko savo darbą. Esmė kame, kad bežbarai va tai va lūžta, esmė, kad jie pagrindinių taškų nepajudintų, tai nulūžo varžtai. Kaip ir gerai viskas. Čia praktiškai viskas. Turint omenyje, kiek čia metalo, tai viskas sujudėjo ir dirbo savo. Bežbaro dar turiu idėjų, kaip galima dadirbti, bet čia truputį vėliau metalas keičiasi. Tai jo, va tiek va liko. Tai galas stiklo pluoštas, freestylingas jau man išrašė velnių, sakė, kodėl sugadinai mašiną. Bet dabar mano darbas ir bus visą šitą galą sulipdyti iš tų likučių, kurias turim, o turim jų nemažai. Tai priekio automobilio dabar yra sudėti visi likučiai, kurie liko. Slenkščiai irgi labai stipriai nukentėjo, bet kiek matau, dar įmanoma jos bus prikelt kažkaip. Ir jo, galinis buferis, kaip matot, ne kažką. Priekinis buferis irgi lygiai taip pat nukentėjo, jį bandysiu irgi dabar prikelt. Čia atsirado kiaurai skylė, tai porą rėmėjų lipdukų reikės perklėjo. Čia visur, kur įmanoma, jis realiai sulūžo ir plėvelė šiaip pakankamai gerai laikė. Tai realiai labai daug struktūrinio stiprumo dadėjo tai. Kapotas, aišku, nukentėjo, bet, ką jau padarysi, tam tikras vietas išeis pataisyti. Bet esmė man dabar pasimti visas detalės ir bandyti sukliuoti į vieną. Ir tada pažiūrėt, ką išgimdysim, nes jo, laukia labai daug gimdymo. Nes links šitie irgi. Ai. Kiek čia viskas blogai. Aišku, svarbiausias dalis nenukentėjo, nes kapotą būtų sunkiau rasti, duris nenukentėjo, porą lipdukų gal tik tai nukentėjo. Mes turim ir bagažinę, kuri lygiai taip pat perlaužo kaip praeitais
kartais buvo perlūžusi, gal net truputį stipriau, tai ją lygiai taip pat aptvarkyt minimum, kad, žodžiu, būtų dalykai bent jau savo vietos, nes čia matau, jinai truputį prasiskyrus. Net ir tas pats priekinis bežbaras atliko savo darbą ir kaip matėt, Aleksas truputį dabar lonžeronų grąžino į savo vietą, nes šiam etapui visko kardinaliai naujai nespėjom tiesiog padaryti, tarp etapų per mažai laiko, damage'o per daug, žodžiu, suprantat. Tai po šito etapo ateinančio bus daug dirbimų esminių ir jos būtinai parodysim, nes tikrai yra ką dirbti. Radiatorių nei vieno nesusprogdinom, bet smūgis, žodžiu, pasuko lonžeronus, bežbaras sulankstė, bet daugiau jokių didelių damage'ų nei iš sparnų, nei iš viršutinės dalies nebuvo, tai tarpai visi sueina, viskas ok. Kaip ir pasakojau prieš tai, didžiausias damage'as buvo, kad praradom kompresorių. Mažiausiai to tikėjaus, jau nekartą šitą kartojau, kad mažiausiai to tikėjaus, bet jo. Turint omenyje, kad, vėlgi, nesiskundžiu, tiesiog pasakoju, kaip vyksta dalykai. Pirmam etapui išleidai visus paskutinius pinigus, kad tik kuo geriau pasiruošti. Faktas, kad neįvyko treniruotės, už tai, vėlgi, labai daug modifikacijų tiesiog automobilyje vyksta ir tai viskas veda prie to, kad automobilis daug geriau ir važiuoja, dėžės modifikacijos, drivetraino, automobilis dabar yra pilnai competitive, pilnai pasiruošęs laimėt. Dabar reikia priprasti prie jo, nes padarėm tikrai nemažai skirtumų. Pakeitėm spiroklės, prie tų pakeistų spiroklių pakeitėm ir suvedimą, bet automobilis visai neblogai valdys. Ta prasme, tas rato nuleidimas tiesiog buvo mano kaip driverio klaida. Tai neįmant tos klaidos į kontekstą, tai automobilis tikrai gerai valdėsi, turėjo labai daug tempo ir pirmą kartą automobilis važiavo ant tų pačių Zistinkių Maxų. Prieš tai praeitais metais mes važiavom ant 3,5 baro, šiais metais ant 2,5 ir dar galėčiau leisti. Tai va tiek duoda 8 arklių. Tai aš buvau žiauriai patenkintas automobiliu, tai liko realiai pilnai prie jo priprast. Ir kaip visi žinot, kompresorius yra apie 2000 €, kas yra stiprus blowas, bet šiek tiek prisidedat jūs perėdami iš kelžys.com, tai dėkui jums labai, labiausiai eina pakabukai, tai dėkui jums, nes juos lengviausiai iš jūs padaryti, jų visą laiką turim vietoje, lygiai taip pat kaip ir kojinių, tai jo, dabar užteks, man jau reikia viską krauti į busą ir judėti kitais reikalais. Pasijungimas vėl iš garažo ir pasijungimas prasideda nuo to, kad jau grįžau su detalėm, plius minus aprinkau automobilį, bet dabar netame esmė. Ką mes sprendžiame, tai čia turime išvertiminės traukės, visas traukės ir čia prie tų oboliukų, žodžiu, dėdavosi aliuminiai, tie vadinami speiseriukai, žodžiu, įsivaizduokit, kad čia speiseriukai ir su laiku, prasibliauna, jie pasidaro, žodžiu, ovali skylė, kas nėra gerai. Tai metaliniai dalykai, kurie turėtų ir šakių atsisukimo reikalą išspręsti, nes tiesiog šitie dalykai, kurie turėtų laikyti, jie realiai tiesiog nuo apkrovų lankstusi, atpalaiduoja varžtą ir po to varžtas, žodžiu, sukasi. Tai problema, tai ją dabar išsprendžiu kiekvienoj šakiai, kiekvienoj traukiai pakeisdamas šitus dalykus į metalinius, turėtų išspręsti daug dalykų. Bet darant tai, ką radau prie automobilio, kas be ko, po krešo mes turim visiškai linkusi varžtą, kurį teko nupjauti, keisis naujais. Tai visus tai jo varžtus pereinu, nes po krešo reikia visus varžtus pereiti 100% žinoti, kad tikrai viskas yra tiesu. Nes nuo varžto viskas prasideda ir rytoj mes keliaujame į suvedimą, o dabar jau plius minus automobilis paklijuotas. Reikės dar užuot Zistinkių užsimaut, kai visą laiką ir šį etapą važiuosim su Maxais, tai nieko naujo tam fronte. Sukibimas bus geras, jeigu Rygą pabandėm jau 2,5 barą nusileisti, tai manau, Kuršėnuose kokie 2 bariukai arba pusantro tikrai eis. Vėlgi, nepersistengsim po truputį, išbandysim sprendimą, pakomentuosim kaip, bet kiek pasakojo, tai labai daug dalykų išsprendžia. Čia kaip pavyzdys po krešo, kas lieka iš aliuminio, dėl to visi jie keičiasi nauji. Kelias dienas teko visą bodykitą lipdyti iš detalių, sujunginėti, lipdyti, žodžiu, kad plius minus jis primintų tokį, kokį jis prieš tai buvo. Ir galiu pasakyti, kad visai neblogai gavosi. Turint omenyje, kad vos nesunešiojom pilnai mašinos ir realiai, jeigu būčiau atleidęs gazą, tai automobilį visai kitam stovį matytumėm. Tai tiek, kiek mes betone pabuvojom, tai automobilis tikrai atsikėlė į pradinį lygį.
Bet didžiausias galvos skausmas liko kompresorius ir su kompresoriaus tema truputį liūdnesnė. Bandėm užsakinėti iš Lenkijos, Lenkijos skelbimas nebegalioja, kompresoriaus neradom. Teko imti jau turimą kompresorių, kuris išėjo į pensiją ir bandyti jį prikelti bent vienam etapui. Dabar jau yra vėlus vakaras. Aleksas jau yra žiauriai pavargęs. Didžiulis dėkui jam, nes tik jis realiai žino, kaip šitie kompresoriai veikia ir kaip jis surinka, kad jis dirbtų taip, kaip jis dirba. Tai čia vėlgi pasiskolinom iš šio kompresorių. Tai čia nėra galutinis kompresorius. Dar neradom kompresorius ir nesurinkom pilnos sumos. Toliau ieškom kompresoriaus. Šitą teks grąžinti. Bet ačiū Dievui, bent toks variantas yra, nes dabar turim 2 dienas iki varžybų, tai bandom užkurti. O kodėl? Sveiki atvykę į naują Krežys epizodą. Dabar stovim, pasišėlėsim padangas. Problema tokia, kad per pirmą treniruočių sesiją Aleksui pasibaigė variklis. Ne dėl to, kad M130 yra nepatikimi, o dėl to, kad kažkas negerai burbuliuoja mašiną. Kada burbuliuoja? Viršuj, sūkiuose viršuj. Viršuj, pasižiūrėkit diržą, gal pakeiskit. Diržą kompresoriaus keičiam. Elgiasi. Arklių nėra viršuj, kažkur diržą, kažkas palėtė ir su diržą. Tai dabar pakeičia diržą ir važiuojam toliau. Minų dugno ir ties ribotuvų. Tai išgirdžiai, kad burbuliuoja. Oras geras, mašina turi važiuoti. Trasa įdomi. Tai kaip ir ką žinau, viskas gerai. Kas yra? Vėl tas pats, vėl burbuliuoja, what the kažkas vėl. Gal vandens nėra? Neveikia metanolis. Atsargiai pagazuosi dabar. Veikia. Nu pučia. Čia sakai. Nu jo, čia tai rodo, kad pučia viską. Metanolio sistema, žodžiu, purškia vandenį ir taip aušina įsiurbimo traktą ir įsiurbimo temperatūra tiesiog perkopia kosmosą važiavimo gale. Profesionalių naujokų sėkmė šiais metais truputį keistoka, bet iš praeito krešo aš pasimokiau. Šiandieną gal pasistengsiu nuimti tos 10% ir pabandyti tiesiog stabiliau suvažiuoti, pajausti mašiną ir kai tikrai ją pajausiu, tada jau žiūrėti, ar galiu pilnai važiuoti. Kadangi yra tų pokyčių, kuriuos tikrai pakeitėm, bet nieko, manau, susitvarkysim šiandieną. Prigrėbkit arbatos, prigrėbkit kavos, nes laukia jūsų įdomesnis epizodas, tikiuosi, o aš varau pasivažinėti. Sugripino, tai vau, man patiko. Nesitikėjau, kad tiek bus daug šoninio sukibimo, tai man labai patiko. Dabar galima, drąsiau važiuoti su ją. Nes tipo pasistatymę ramiai atleidau gazą, žiūriu, o seni, galiu priešti liniją. Tada ten, kur turėjo šveisti išorę, bum, į vidų sulindau. Okei. Po šito rano žinosiu, ar reikia paketinti ar ne. Viskas, slėgį reikia priekį paleisti. Paleidžiam priekį slėgį iki 2-2. Priekį kelis kart nustūmė ir viskas. Rėki racija, labai sunkiai girdėsi. Kai buvo baisu arti padangų viršui. Jo? Man tai atrodo, dar reikia buvo. Tipo slėgį dar taip galima leisti, kad pašol.
Pakel kapotą kažkam. Tepalą propkę nušovė ir iš tepalą visą varė motorą. Iš tepalą metanolio sistema neveikia, jaučiu paskutiniam poskui man perkaista inteikas ir meta temperatūros lauk. 1, 2, 3, 1, 2, 3, kokia situacija. Dabar Aleksas išvažiavo pirmą treniruočių sesiją. Turėjom biškį ups su tepalu, tai žodžiai iššovė tepalo iš ten, kur neturėtų iššaut. Dabar tikrinam metanolio sistemą, nes atrodo, kad jinai truputį nepurškia vandens. Ir problema to yra, kad be metanolio sistemos faktas, kad siurbimo temperatūros kyla į kosmosą ir automobilis nevažiuoja kaip turėtų važiuoti, bet visą laiką kažkas gali nusprogti. Čia autosporto reikalai, kurie retkarčiais užknisa. Dabar. Žodžiu, mano gražuolis motoras po 4 sezonų, 4 metų tarnavimo šiandien pasakė, kad jam gana, tai ačiū jam. Kadangi kalbėjau su Sandra ir papasakojau, kas pas mane gavosi, jinai pasiūlė man pasinaudoti jos mašiną, tai nežmoniškas ačiū jai. Tai dabar pabandysim jos kregždę ir jeigu pasijusiu komfortiškai, tada pabandysim važiuoti varžybose. Jeigu nepasijusiu komfortiškai, tai nerizikuosiu ir tiesiog padėkosiu dar kartą Sandrai ir bandysim. Ačiū. Dingo gazas, aš be gazo dabar rėdu į pitus. Davai. Šaika, aš sustojau ir mane reikia stumt. Nes nuvyniau dugną ir buvo ba! Ir viskas aišku. Jo, ir visiškai nieko nebuvo. Tuoj gazas sklendės fiškė kažkodėl, kaip sakoma, protą. Tai iš Alekso gazas sklendės fiškė pasižiūrėsim. Gali būti nuo kompresoriaus keitaliojimų visokių, gal kokį laidą prižnybėm arba išsiėmėjus, nu vėlgi. Ne visiškai pilnai visi nauji daiktai, tai suprantama. Kažkas su gazas sklenda negerai. Arba pedalas, arba pinai. Aš turėjau 2 treniruočių važiavimus, mano automobilį jau sutvarkė, buvo fiškės kažkokie reikalai, ar tai fiškė sugedo, ar tai laidai išsiėmė, žodžiu, vėlgi. Daug gremblinų, kurie išlenda būtent varžybose, kas truputį pradeda užknis, bet laikom špygą, žodžiu, jo, laikomės. Žinau, dabar po gazo sklendės sutvarkymo labai fainai automobilis važiuoja, tai dabar prasivažiuosim vieną porniką po jūsų automobilį ir manau bus gerai. Tai tik galinę vieną traukę reikia pareguliatorius. Keistai atrodo automobilis, taip, čia yra ne mano pirmukas. Bet kadangi galimai tai yra paskutinis mano sezonas, tai pabandysim įvažiuoti kelis testinius važiavimus ir žiūrėsim, kaip seksis. Jeigu pasijusiu komfortiškai, tai paprašysiu, kad leistų dalyvauti su automobiliu ilgiau. Man atrodo, pusę šinus susprau. Čia toks pats kaip pas mumis turėtų būti, jeigu šitas. Tai keičiam. Ką pridarei? Tai va, kaip ir bijojau, pasiėmiau ir sulaužiau. Pusę šinų kando, bet šiaip gerai važiuoja kregždė.
kompresorius yra kompresorius, galiu tai pasakyti, bet mėsos tai nepalyginsi. Net ir ant low boosto, čia mėsos yra daug daugiau viršui. Kadangi pusašį turim, tai kaip ir viskas okei, tai lieka jį pasikeisti. Jo beligeks atgripo, palyginti su mūsiškiu. Nu, pas mane dabar jisai išimtas visas. Jinai flyina panašiai kaip mano, bet kai numini, jinai daugiau to weight transferio yra. Pas mane jinai kaip kaladėlė. Šok, greičiau sukabina, čia toks ir tada jinai važiuot pradeda. Bet jinai netiek stipriai tempia į vidų, kaip mano mašina. Ką žinau, ne pirmukas, bet arklių daugiau, net ant low boosto. Bet nu jo, po kompresoriaus turbo V8 taip lagina, aš nežinau kaip jums tai papasakot, nes... Paskutinį važiavimą treniruočių negavau, nes pradėjo kuras bėgti iš overflowo, kažkodėl pradėjo vietoje ilgiau pastovėjus pumpuoti į vieną pusę ir kažkur per nubėgimą pradėjo bėgti. O dabar mūsų tikslas lygiai tokį patį važiuoti raną kaip ir treniruotėje, per daug nepersistengiant. Gal antram važiavimą jau truputį daugiau duosim, bet principas yra davažiuoti visur. Nežinau, užgeso reikia kapotą kelt. Užgeso, dirželis kažkas. Jo, tai gaunas kval, kaip ir tikriausiai praėjom su ne per geriausiu ranu. Gal nebuvo unchaseable, bet turim kitą bėdą. Tikriausiai dar vieną kompresorių palaidom. What the f*** is happening? Ir vėl užlinko kompresorius. Tai dabar nuiminėjom nuo Alekso mašinos ir dėsim ant simų. Ir važiuosim toliau. Į antrą kvalos raną nespėsim, bet į varžybą spėsim. Pasižiūrėsime, ar tą įrodyti jam pavyks ir šiuo antruoju kvalifikaciniu bandymu. Taigi dėmesio, pasigrožėkim. Apsisukau. Truputėlį per greit parsinešiau į kalno viršų ir gelbėjau tiesiog mašiną, kad nesuvedinti. Ir sukausi, kad tiesiog saugot šitą galinę dalį, nes ne mano jinai. Aš nežinau kaip, bet vyrai prikėlė kompresorių, iš Alekso perkėlė kompresorių. Tai jo, tą, kurį naudojom, mes žinojom, kad jis nėra geriausios būklės ir jį tiesiog pabaigiau. Dėkui eilinį kartą GFAB, ta prasme, kompresorius pakeistas. Nu, ta prasme, vyrai dirba aukščiausiam lygiai, ta prasme, didžiulis ačiū jiem, didžiulis ačiū Šūkiui už pagalbą. Dėkui visiems, davėt man galimybę realiai važiuoti toliau. Aš už tai esu žiauriai dėkingas ir stengiuosi parodyti geriausią rezultatą. O čia žiūrim Simo antrą važiavimą. Pirmu žinau, kad taškų lyg turi.
saugelį suvažiavau, bet pasistengiau. Gale važiavimo vis tiek keičiasi garsas, bet nesprogo. Bet gal cilindras vėl nedirba. Reikia žiūrėti, kuris. Prieš Valainį važiuojam, tai talentingas jaunuolis, man nuoširdžiai smagu už Valainį, jis tikrai puikiai važiuoja. Tai kadangi pasitikėsim juo, žinosim, kad turi tempo, pabandysim jį pagauti, gerai paramstyti ir duoti kokybišką lydą, kad nebūtų gėda. Sėkmės Gustai tau, smagaus važiavimo ir smagaus žiūrėjimo. Pralaimėjau. Užsirovėm ant Klevinsko, sulėtėjimo zonai bakstelėjau jį. Truputėlį per anksti atsidariau, nes nenorėjau, kad pabėgtų ir taip gavos. Tai, sveikinu Klevinską ir sorry užsigadintą automobilį. Ir didžiulis ačiū Sandrai, kad davė pasinaudoti savo kretinį. Ačiū. Pajutai arklis, ne? Ja. O dabar, mes jau garaže po etapo, automobilis čia, mes turim šalia naują variklį, apie kurį jau pakalbėsim kitame epizode. Mums reikia variklio, mums reikia kompresoriaus. Mes daug turim neišspręstų klausimų, kuriuos iš tikrųjų jau po truputį pradėjom spręsti. Mes turim didžiulį riebinimą, kuris jau turim spėjimą, kodėl tai įvyko. Tai viską plačiau papasakosiu ateinančiam epizode, nes mūsų laukia labai daug darbų, kad mes išžiūrėtumėm kitą etapą ir mūsų laukia treniruotės. Tai kadangi tarp etapų dabar didesnis laiko tarpas, mes turim laiko nuvažiuoti į treniruotės ir būtinai tai padarysim, nes reikia iki galo susistiguoti automobilį ir pamiršti visus atmazus. Nes man jau pačiam nusibodo kvalą rinkti po 70 taškų, o tai didžiąja dalimi ateina iš to, kad aš automobiliu nepasitikiu ir dėl to darau labai daug korekcijų, kurių tiesiog nereikia. Driverio klaidos? Spręsim tai. Ir man be galo smagu, kad jau surinkom beveik pusę kompresorių sumos. Ačiū visiems, kurie nepatingėjo ir užėjo krepšys.com bei Contribui. Didelis ačiū Tomui, kuris skyrė didžiulę paramą Contribui. Ir visi, kurie pervedė į asmeninę sąskaitą, tiesiog papildomai pinigų, visi tie pinigai nueis į kompresorių. Kaip visą laiką, profesionalus naujokai po truputį tobulėjam, ribotas biudžetas daro savo įtakas, bet mes nenuleidžiam rankų, mes visi išdirbinėsim visas klaidas, kurias darom ir mokysimės iš jų. 4 sezonai davė varikliui savo, tai Alekso variklis ne veltui nusprogo, iš tikrųjų 4 sezonus tiek kentėjo, kiek jis kentėjo visus bandymus, nepavykusius bandymus, varikliui reikia atskirą ačiū pasakyti. Einam mokytis, einam darytis namų darbų ir trečiame etape vėl Kuršėnuose susitiksim su jumis Liepos mėnesį. Viso, laikas man, Vidas tau.